Šiemet kūčių vaišės atsieis kur kas brangiau negu ankstesniais metais. Žvejai sako, kad žuvis vidutiniškai pabrango 5/5, o silkių žaliava šiuo metu brangesnė net 2,5 karto. Klaipėdos žuvų turgavietė sausakimša. Ilgiausios eilės driekiasi prie silkių. Jos prieš šias kūčias gerokai brangesnės. Pabrango. Po 6 buvo, dabar jau po 8. Matot, 50 dar šiandien. Kiekvieną dieną brangsta, žinot, ką padarysi. O reikia valgyti. O ką daryti? Reikia taip. Šventės. Taip. Skumbrė labai brangi. Norisi, vis tiek norisi. Nors paragauti, nors per šventės. Per pastaruosius kelis mėnesius silkių žaliava pabrango 2,5 karto. Skumbrės dabar brangesnės beveik 50%. Kas iš Norvegijos atvežta yra viskas pabrango. Norvegai pabrangino skumbrį, mašinaliai brango ir silkė, ir rūkyta skumbrė. O kas dabar nebrangsta? Viskas brangsta. Žuvys brangsta, nes pasaulio vandenyse menksta jų ištekliai. Pavyzdžiui, šiemet atlantinių silkių leidžiama sugauti 300 000 tonų mažiau negu pernai. Brangsta ir Lietuvos žvejų sugaunamas laimikis. Teigiama, kad dėl pabrangusių degalų žuvys 20% brangesnės negu pernai. Tačiau turguje kainas kilstelėjo ne visi prekiautojai. Lekšnį kaip kainavo 4, taip kainuoja. Šitą lašišą kaip kainavo, taip kainuoja. Kalmarai kiek kainavo, tiek kainuoja. Gerai būtų tokie. Tačiau kai kurios žuvys prieš šias šventes pigesnės. Pavyzdžiui, pernai kilogramas stintų kainavo 18–20 litų, o šiemet jų galima nusipirkti už 10–11.